Sveiki, mėly žiūrovai. Šiandien su jumis yra Žiburio žinios ir vedėjai Gerda ir Andrius. Penktadienį mūsų mokykloje vyko šlepečių diena, todėl kviečiu pažiūrėti reportažą apie tai. Sveiki mūsų nuostabiausiai Žiburio žinių žiūrovai. Su jumis sveikinasi ekspertė Goda ir šiandien mūsų mokykloje vyksta šlepečių diena, tad eikime pakalbinti žiburiečius. Ar žinau, kokia šiandien diena pas mus mokykloje? Taip, tapkių diena. Iš kur jūs gavote tokias gražias šlepetę? Maksimui pirka. Brangios buvo? Ne, su akcija? Jo. Ar jos patogios? Labai. Taip, atrodo, kad basa vaikštai. O kai perkat šlepetes, kas jums svarbiau, kad jos būtų gražios ten? Pavyzdžiui, kokios mėgstamiausios spalvos ar kad būtų patogios? Ką žinai? Nesvarbu, tiesiog, kad nebūtų atviri galai tie. Jo. O ar jums patinka, kad mūsų mokykloje organizuojamos tokios dienos? Labai reiktų daugiau, labai smagu. O galbūt turit kokių pasiūlymų, kaip galėtumėm padaryti šitas dienas dar geresnės ir įdomesnės, smagesnės? Labai norėtumėm halatų dienos, būtų smagu, jo. Gerai, ačiū už pasiūlymą. Labas, ar žinai, kokia šiandien diena pas mus mokykloje? Šlepečių. O kur tu pirkai savo šlepetės, labai gražios? Ačiū labai, nežinau, mama kažkada parnešė labai senai ir man ir sesėjai tokias pačias, tai gavau progą užsidėti. Ar patogios? Taip, labai. O kai tu perki šlepetės, tai tau svarbiau, kad jos būtų patogios ar kad būtų gražios? Aš pati šlepečių nelabai nešioju, tai gal manau svarbiau, kad būtų gražios. Ar tai namie nevaikščios iš tom šlepetėm? Ne. Tai su ko vaikščiu namie? Su kojinėm? Su kojinėm. Ar tau patinka, kad mūsų mokykloje organizuojamos tokios dienos? Iš tikrųjų yra labai gera mintis ir net nežinau, labai patogu mokykloje būti su šlepetėm ir aišku, būtų geriau, kad būtų daugiau atėję žmonių su šlepetėm, nes visgi grindys purvinasi ir būtų geriau palaikyti švaresnę mokyklą nei paprastai. O kaip manai, kodėl kiti mokiniai neužsideda tų šlepečių ir neteina, neprisijungia prie šios dienos? Nu tai kiti eina reikalų atlikinėti į lauką arba šiaip, nežinau, gal kiti neišdrįsta ir galvoja, ką čia apie mane pagalvos ir taip toliau. Iš tikrųjų, jau ką organizuoja, tau ir darykit, ir eikit ir nebijokit. Taip, įsiklausykit žiburiečiai. O kaip manai, mes galėtumėm šitą dieną padaryti dar įdomesnę ar smagesnę? Na, aišku, būtų geriau, kad dalyvautų daugiau žmonių ir gal dažniau visokius tokius dalykus reikėtų. Ar žinau, kas šiandiena? Taip, šlepečių diena. Iš kur gavai tokias gražias šlepetės? Pirkau. Ar brangios buvo? Ne. Ar patogios? Super. Namie su jom vaikščiai? Taip. O kai perki šlepetės, tau svarbiau, kad jos būtų gražios ar kad būtų patogios? Šiaip realiai daugiau patogumo žiūrau, bet grožis nepamaišau. O ar džiaugiasi, kad mūsų mokykloje organizuojama tokia diena kaip šlepečių? Taip, labai nesidomius, tokios įvairina dienas ir tikrai mokiniai susidomi ir ateina. Ką, mokytojo, o kodėl jūs ne su šlepetėmis? Ja, šiandien šlepečių diena. Taip, mes matot su šlepetėmis. Čia mano šlepetės to. Jūs namie vaikštate šiom šlepetėmis? Taip. Ar jums patogu vaikščioti tokiom šlepetėmis? Patogu. Nu, svarbu patogu. Kažkaip šiais metais mažokai žiburiečių atėjo su šlepetėmis. Galbūt dėl to, kad organizuojame šią dieną tik vieną kartą į metus, tad jeigu organizuotumėm daugiau, galbūt daugiau ir ateitų. Ir iš tikrųjų, manau, tikrai žiburiečiai turėtumėtų sudėti šlepetes, nes yra labai patogu ir tikrai labai smagu su jom pavaikščioti mokykloje. Taigi, aktyviau dalyvaukite mūsų organizuojamuose dienose. Andriau, jei kiekvieną dieną mokykloje reikėtų nešioti šlepetes, ar nešaugu? Būtų tiesiog nuostabu. Na, o dabar tradicinis klausimėlis. Šį kartą apie kujatį. Ar žinot, kas yra kujatis? Kujatis, o jie tikrai nežinau. Prie ūkio kažkas namų. Tai šakutė kokia, ne? Ar žinot, kas yra kojatas? Kojatas? Užuomena. Įrankis? Tai čia gal naudojama kokiem arkliam kinkyti? Yra kujatis.
Kas toksai? Kujetis. Ne, tikrai nežinau. Manau, gal kažkoks tai įrankis, kažkas tokio. Ką su juo galima būtų daryti, kaip manai? Kujetis, gal kažką daužyti, nežinau. Panašiai. O tai gali pasakyti, kas tai yra iš tikrųjų? Plaktukas. Ai, beveik. Yra kujetis. Ne. Pabandyk spėti. Kujetis. Ar kažkaip, gal laivas kažkoks? Ar žinai, kas yra kujetis? Kujetis žemaitiškai yra plaktukas, viskas. Žinot, kas yra kujetis? Kas? Kujetis. Gal jūs žinot, nes aš tai neįsivaizduoju. Ne, su nieko nėra jokių minčių susijusių kažko. Kujetis. Užuomeną duosit? Jo. Kūjas. Panašiai. Plaktukas. Ar žinai, kas yra kujetis? Ne, iš tikrųjų. Bent jau spėjimą. Kaubojus. Kodėl taip manai? Spėjau. Kas yra kujetis? Čia augalas? Ne. Daiktas? Taip. Koks vazonas? Kodėl taip manai? Nežinau. O iš kur gali kilęs tas žodis? Priekalas gal? Priekalas. O kas yra priekalas? Nežinau. Nežinai, kas yra priekalas? Neįsitikinus. Priekalas yra priekalas, priekalas. Ką su juo daro? Jeigu tai priekalas. Turbūt, kad. O su kuo mes kalam, kaip mes vadinam? Tuku. Bandyk, žodžius, kujetis. Kujetis? Taip. Ką žinau, koks įrankis? Kujetis. Nežinau. Jau panašiai rodai. Kirsta, ne? Kirvis? Ne, panašiai taip darai. Plaktukas? Taip. O, yes. Ar žinai, kas yra kujetis? Kas? Kujetis. Ką žinau? Su bent spėjimą pabandyk. Kojotas, kojotas. Kas toksai? Kojetas. Hujatas? Kojetas. Kojatas. Kėdės koja. Kodėl taip manai? Nes kojatas. Kojatas. Taigi šiandieną žiniose tiek. Na, o dabar komercinis pasiūlymas. Pirmadienį visus kviečiu per 7 pamoką pinti advento vainikus ir papuošti savo klases. Ir su jumis buvo Žiburio žinios. Na, o šiandien pažiūrėkime, su kuo Žiburio gimnazijos mokiniai muša muses. Kviečiame visus mokinius, sekam. Pirmadienį. Tad eikime pakalbinti žiburiečius.